Sveiki, aš esu Aurimas Meilutis. Šiuo metu studijuoju telekomunikacijas ir elektroniką paskutinėme kurse. Taupydamas laiką ir pinigus, nusprendžiau per 3 metus pabaigti 5 metų kursus. Daug kas sakė, tu nesugebėsi, sakė nepakelsi, o ypač kada 2 metus turėjau skraidyti iš Anglijos. O aš sakau, žmogaus galimybės yra neribotos, reikia tik noro jomis pasinaudoti ir tinkamais būdais. Jei yra noro, ieškoma galimybių, jei nėra priežasčių. Turėjau noro greičiau ir lengviau mokintis mokykloje, dėl to domėjausi mokinimosi ir mokymo psichologija. Norėjau išmokti programuoti, išmokau rašydamas programas ant lapelio be kompiuterio knygos pagalba. Norėjau groti pianinu, pasiėmiau natas, atsisėdau prie pianino ir išmokau. Norėjau daryti skulptūras, baigiau meno mokyklą. Norėjau susimažinti laikomų egzaminų kiekį 12 klasėje. Laimėjau Respublikinę informatikos olimpiadą be jokio pasiruošimo. Norėjau gerai sušokti valsą per išleistuvės 12 klasėje. Lankiau pramoginius šokius. Norėjau neiti į privalomąją karinę tarnybą. Lankiau vadų kursus karo akademijoje. Norėjau geriau kalbėti angliškai. Mokiausi koledže anglų kalbos. Taigi, turėdamas gerą loginį analitinį mąstymą, sugebu tiksliai įvardinti savo norus, kad galėčiau pasiekti norimą tikslą. Puikus dalykų suvokimas ir gebėjimas susijęti vienus dalykus su kitais įgalina platesnės tikslo pasiekimo galimybės. O kiekvienas nesėkmingas bandymas pasiekti tikslą suteikia man daugiau jėgų išbandyti kitus naujus kelius link tikslo. Dėl to esu išskirtinis savo puikiu loginiu analitiniu mąstymu, greita orientacija ir prisitaikymu naujoje aplinkoje, detaliu problemos išaiškinimu ir optimaliausiu problemos sprendimo radimu, atsakingumu ir kruopštumu, dideliu užsispyrimu pasiekti norimą tikslą ir atlikti darbą iki galo. Šiame renginyje dalyvauju, nes tikiuosi gauti norimą ir gerą darbą.